va tas ir yra, mes einame kiekvieną savo, mes va to, kaip sakai, bangom, ne? Jo. Mes turim savo tą unikalią, žinai, srovę. Taip, Kiekvienas turim savo unikalią srovę, gausos srovę, žinai, tą gausą, žinai, kur tu eini, tu, man iš kažkur atsiranda, pritraukiu pinigų, galimybės iš kažkokios atėjo į darbą, ar ten situacijas, ar ten žmonės pasiūlo kažką, arba aš ten tiesiog stebuklingų būdų laimiu kažkokį, gal loteriją, kur nusipirkau, kur niekada neperku. Tu vat įeini tą savo gausos kanalą, tik tada, kai tu leidi savo būti tas, kas tu iš tikrųjų esi ir be jokio lūkesčio. Visa aistros formulė, kaip ir prieš tai buvau minėjęs. Ir va tas ir yra tas įėjimas. Ir kai tu atlieki visą šitą dalyką teisingai, tu tada pradedi matyti visus tus vaisius. Ir va tavo gyvenimas pasikeitė. Ir tu tada atrodo, aš visą savo gyvenimą dariau tą ir elgiausi taip ir taip, nieko nepastebėjau ir nežinojau, nesuvokiau, kad aš turiu viską, ko man reikia prieš akis. Taip. O tai ir tiesiog pasirinkimas. Taip. Nuosprendis. Realiai. Ir kaip žiauru iš tikrųjų, kai vat, žmonės būna, tikrai kiti net neatsikėvė. Bet labai įdomus žodis neatsikėvė. Jo, nes realiai nebesuvokė to. Visi ir kažkaip ilgą gyvenimą ir nugyveno taip miegodami, taip nebesuvokdami. Tai svarbiausia yra atsibust, nesvarbu kada, svarbiausia yra atsibust. Grinai. Jo. Ir būti savim ir nesilygiuoti kažką tai kito, nes, būti tiesiog daryti pagal save ir kas traukia. Jo. Jo, ypač, žinai, vis tiek, vyresni žmonės, kad jie vis dar, galim sakyti, miega pagal sąmoningumą. Mes negalim sakyti, kad jie privalo atsibusti, nes jie gal pasitinka skirtingas pamokas. Nes mes, kaip čia inkarnuojamės, mes mokomės pamokas. Skaityk, jeigu mes jau kalbam tom temom, jeigu mes jau esame atsibusti, tikrai tai nereiškia, kad ir pirmoji mūsų inkarnacija. Mes esam čia, tu gali vadinti, kad mes esam senas sielas tik šioje planetoje. Visas sielas iš esmės yra to pačio amžiaus, čia nėra senas ar jaunas taip toliau. Bet kiek inkarnacijų vienas sielas šitoj planetoje būtent tur, tada gali sakyti, aš turiu daugiau patirties ir aš praėjau labai daug negatyvą, aš praėjau tą neatsibudimą, išmokau tam tikras pamokas ir dabar atėjo laiks man atsibusti. Kai kurie žmonės tik gal antrą inkarnaciją, trečią, penktą tur ir nemokos dar vis dar kažkoks specifinis dalykus, kur jiems dar nelaiks pamatyti ir suvokti pilnai tą, ką mes realiai dabar kalbam. Ir viskas yra okei su tuo. Tai nėra tas, kad, aš dabar nepadarysiu to, neatsibusiu ir viskas yra pabaiga. Mirtis nėra pabaiga. Tai yra tiesiog procesas, peržengimas iš vienos būsenos į kitą, nieko nesiskiria, kaip vanduo užver ir tam garais. Lygiai taip pat, kai mes numirštam, mes peržengiam kitą būseną, pasirenkam, gerai, aš noriu grįžti čia, išmokti tą ir tą, o dabar galbūt laiks bus man atsibusti.